Eteryje laida iš ciklo skirto suaugusiųjų švietimui mokytis niekada nevėlu. Šiandien kalbame apie įvairias laisvalaikio formas ir saviraišką. Pats didžiausias žmonijos išradimas yra ratas. Nemažiau svarbus ir dviratis. Tai pati ekologiškiausia transporto priemonė susisiekimui, turizmui ir laisvalaikiui. Nors sakoma, kad dviračio nebeišrasi, tačiau šiuolaikiniai konstruktoriai nenustoja tobulinti šį žmonijos išradimą. Apie dviračius ir jų klasifikaciją kalbame su UAB Top dviratis vadybininku Andriumi Jurkumi. Dviratis tai aišku yra pati nuostabiausia transporto priemonė, nes jinai atlieka pagrindinės dvi funkcijas. Tai aišku nuveža jūs iš taško A į tašką B, bet ir tuo pačiu suteikia jums tam tikrą malonumą, prideda sveikatos be abejo, tas aišku yra labai gerai. Kaip sako, skirtumas automobilio ir dviračio yra tas, kad važiuoti dviračiu nieko nekainuoja. Dažniausiai tiesiog jo priežiūra arba aišku pati transporto priemonė įsigyti, o automobiliu tai aišku jūs turi susimokėti brangius tos kuro mokesčius ir taip toliau ir panašiai. Dviratis tai aišku, tai skirtas tiek sportui, tiek laisvalaikiui. Tai yra pati geriausia transporto priemonė, kokia yra sugalvota. Be abejo, visi dviračiai turi tos du ratus, poweras arba ten paminas, bet jų yra be abejo pagal važiavimo stilių yra įvairiausių. Be abejo skirstomi pagal amžių visų pirma, jeigu renkantis vaikišką dviratį, nuo vairuotojo amžiaus jau tada tiesiog pasirinkamas atitinkamas dydis, o suaugusiems jau reikėtų rinktis. Būtent pagal važiavimo stilių, pagal pomėgius, pagal aplinką, kurioje yra važiuojama. Tai dviračiai taip labai grubiai būtų skirstomi į kelias kategorijas. Tai yra miesto komfortiniai dviračiai, kurie skirti važinėti mieste, maksimaliai patogiai, neilgus atstumus. Tada kiti dviračiai yra tokie kelioninio tipo turistiniai dviračiai, kurie yra skirti keliauti, įveikti ilgesnius atstumus, su savim vežtis įvairius daiktus, priedus turistavimui, kurie yra reikalingi. Kita dviračių rūšis yra kalnų tipo dviračiai, kurie yra skirti važiuoti sudėtingų landšaftų arba prastais, arba nespecialiai paruoštais takais. Tai tada reikėtų tokio jau kalnų tipo dviračio, kuris yra atsparesnis, tvirtesnis įvairiem netikėtiem dalykam, kurie gali nutikti miške, tarkim, važiuoti. Ir yra tokie universalaus tipo vadinami hibridiniai dviračiai, kurie labai dažnai renkasi žmonės juos, nes jie yra universalūs savo tokio važiavimo, kaip sakyti, paskirtimi, kurie skirti važiuoti. Tai pilnai galima naudoti ir mieste susisiekimui, galima važiuoti į tos pačius žygius, atitinkamai juos paruošus, galima ir važinėti tais miško takeliais, žvyro keliais. Ir kita jau tokia labai specifinė šaka, kuri Lietuvoje labai daug nėra važiuojančių, bet be abejo entuziastų tai užtenka. Tai yra grinai plento sportiniai dviračiai, kurie jau skirti važiuoti maksimaliai greitai ir įveikti ilgus atstumus dideliu greičiu. Dažniausiai jau sportuoti skirti važiuoti. Radijo laida parengta įgyvendinant ugdymo plėtotės centro projektą suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, suteikiant besimokantiems asmenims bendrasias kompetencijas, finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis. Daugiau apie projektą rasite tinklalapyje www.suaugusiųjųšvietimas.lt.